Kągi, sveiki, brangieji, malonu visus miglotai matyti, kadangi prožektoriai stipriai šviečia į veidą. Ir kai mane pristato kaip Kauno evangelinės bažnyčios pastorių, bet šiuo metu aš esu ir Kėdainių krikščionių bažnyčios pastorius ir nenoriu, kad kėdainiečiai liktų šešėlyje. Taigi, bet dabar mes pažvelgsime į Viešpaties žodį. Ir žinot, pradėsime mes nuo vienos eilutės iš laiško Hebrajams. Iš laiško Hebrajams 12 skyriaus 3 eilutė. Ir jinai skamba taip: apsvarstykite, kaip jis, tai yra Jėzus, iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis. Taigi šiandien mes pasižiūrėsime į tai, kas suteiks mums jėgų. Kas suteiks mums jėgų ir kas mus sustiprins. Ir Šventas raštas mus ragina apsvarstyti Jėzaus kančią. Bet mes būtume linkę nežiūrėti į kančią ir mirtį. Žinot, mums norėtųsi žiūrėti į išgydymus, į džiaugsmą. Bet raštas mus ragina tam, kad mes ištvertume, tam, kad mes praeitume, apsvarstyti mūsų Viešpaties kančią. Ir žinot, mes norėtume nematyti, kaip sumokamos mūsų skolos. Ir net visiškai pamiršti, ką buvome skolingi. Bet kada mes žiūrime į Evangelijos pasakojimą, mes matome, kad Jėzaus mokiniai, o manau, kad mes visi vienaip ar kitaip vis dėlto mąstom apie save kaip apie Jėzaus mokinius. Kad Jėzaus mokiniai turėjo, tris paras, beveik, 3 paras gyventi, nes neprisimindami to, kad yra prisikėlimas, gyventi su Viešpaties kančia. Jie galbūt ne viską matė, jie pasitraukė, jie pabėgo tuo metu, bet jie buvo tas 3 paras. Mes norėtume kartais, kad tai praeitų žymiai greičiau. Kai Paulius skelbė Evangeliją, jis labai raiškiai skelbė Kristaus kančią. Mes skaitome Galatams tokius žodžius, 3 skyriui 1 eilutė: kas jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus, tarsi jūsų akivaizdoje nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai. Tarsi jūsų akivaizdoje nukryžiuotas. Pabandykim šiek tiek pagalvoti, kaip apaštalas Paulius pristato Jėzaus kančią. Taip, kad Galatai, klausydami jo kalbos, galėjo matyti kryžiuojamą Kristų. Ir tai turėjo pasilikti su jais. Paulius sako, kaip jūs pamiršote tai. Ir Kristaus kančia mums atveria mūsų nuodėmės gylį ir Dievo šlovę. Tėvo meilė mums, Kristaus meilė tėvui, Kristaus Dievo sūnaus paklusnumą ir Dievo neapykantą nuodėmei. Jie apreiškia Dievo šventumą ir teisingumą. Ir mes turėtume atsiminti tai, kad Kristaus kančia
ir mirtis vienintelė mūsų viltis, kaina už mūsų ateitį. Konkrečiai už mūsų ateitį. Jeigu ne jo kančia ir mirtis, mes neturėtume jokios vilties. Jokios. Beviltiška ateitis, tamsa ir neviltis. Ir vieta, kuri skirta Kristaus kančiai, žinot, tai tarsi atviros durys, tarsi langas, kaip Dievas apreiškia mums tai. Taip mes nenorėtume į tai žiūrėti. Mes matome, raštas mums liudija tai, kada pranašas Izaijas 53 skyriui sako, mes nenorėjome žiūrėti į jį, mes sukome nuo jo savo veidus. Bet jis pasiėmė mūsų nuodėmes. Taigi labai trumpai visų pirma, tarsi tokių paukščio skrydžių, paminėkime tos momentus, kančios momentus, kurie, ar tai momentai, ar tai neapriepiami dydžiai. Bet Jėzus sėdi prie stalo su mokiniais. Ir jis sako, mano siela sukrėsta. Jisai sėdi prie stalo su to, kuris jį išduos. Jis žino, kad jis to jau bus išduotas. Jis žino, kad jo mokiniai, kurie sėdi su juo prie stalo ir kurie iš tiesų jam atviri ir jį myli, kad jie to jau išsibėgios. Kad Petras, kuris toks uolus ir taip pasiryžęs viską daryti dėl jo, kad jis 3 kartus išsižadės. Jau čia prasideda. Jau čia prasideda kančia. O tada toliau jie ateina į Getsemanę. Ir Jėzus sako, mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia, budėkite su manim. Ir čia klausimas man, aš manau klausimas jums, ar mes linkę budėti su Jėzumi ten, kur jo siela mirtinai nuliūdusi. Taigi, ir ten maldoja agonija, kruvinas prakaitas. Tie žodžiai, jeigu tai įmanoma, šitą taurė, te aplenkiam mane. Jeigu tai, kada Dievas sūnus, meldžiasi tokią maldą, taip jisai žmogus. Ir jisai meldžiasi tokią maldą, tai mums kalba apie tai, kad ta taurė yra be galo baisi. Žinot, apie Kristaus kančią galima pasakyti tokį dalyką. Šitoj žemėje nėra baisesnio vaizdo negu Kristaus kančia. Jeigu jūs galite įsivaizduoti baisiausius vaizdus, kokius jūs galite, jie nėra tokie baisūs kaip Kristaus kančia. Ir tada ateina Judas, mokinys, apaštalas ir bučiodamas išduoda. Ir ateina žmonės, tautiečiai, jo suimti. Žmonės pavergti tamsos valdžia. Ir jis stoja prieš teismą, kur teisėjai jau nusprendė jį nužudyti. Pabandykim kažkiek įsivaizduoti. Tu ateini į teismą ir tu žinai, kad teisėjai jau yra nusprendę tave sunaikinti. Jau viskas jau nuspręsta.
imperatoriaus vietininkas, bijantis dėl savo padėties. Sumanipuliuota minia, šaukianti jo kraujas ant mūsų ir mūsų vaikų. O tuomet plakimas, patyčios, kryžiaus nešimas, elito šaipimasis, nukryžiavimas ir atskirimas nuo tėvo. Taigi, dabar truputį atskirus epizodus. Jėzaus malda Getsemanėje. Taurė. Kaltė, kurią teks prisimti. Kančia prisimti kaltę ir gėdą. Taurė. Ir pranašas Izaijas rašo, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio. Tikriau sakant, čia Petras rašo, apaštalas Petras. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio. Prisimti kaltę reiškia tapti kaltu. Patirti nusikaltėlio gėdą. Kaltės, gėdos ir bausmės taurė. Bet gėda jo nesugniuždė. Mus gėda sugniuždė, jo nesugniuždė. Ir tada toliau teismas. Ir tas teismas dvejopas. Neteisingas žmonių teismas ir Dievo teismas. Apie žmonių teismą mes taip skaitome Apaštalų darbų 13 skyriuje. Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino jo ir pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną šabą. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Bet Dievo teismas, užrašytas Izaijo skyriui, 53 skyriui, kad labai atidžiai klausykim, viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Dabar, kai mes žiūrime į tą žmonių teismą, kai mes žiūrime va taip, kaip į žmogų, mes matome auką. Auką ta prasme, iš vienos pusės Jėzus aukojosi, mes žinom, kad jis pats eina į tai, bet kada tu žiūri iš išorės, tu matai žmogų kaip auką. Auka ta prasme, kad jis yra niekinamas, žeminamas ir sunaikinamas. Žinote, mes linkę tą skausmą iš karto pagražinti savo mintyse, nes yra prisikėlimas. Mes tarsi peršokam per tai. Bet iš tikrųjų tu matai tą siaubingą dalyką, kuris vyksta šitam pasauly, kai žmonės yra suminami, suniekinami, bejėgiai, silpni, sumindomi. Ir dažnai visi kiti žiūri ir svarsto, turbūt jie verti to. Taigi matome visiškai nekaltą žmogų, kuris sunaikinamas. Ir tai atrodo kaip beprasmybė, visiška kvailystė. Tik po prisikėlimo pamatome jos prasmę. Ši kančia prasminga todėl, kad išvaduoja žmonės iš nesibaigiančios tamsos.
Ant jo buvo uždėti visi mūsų nusikaltimai. Jis prisiėmė kiekvieno mūsų kaltes. Poelgiai, žodžiai, mintys, kurių mums gėda, kurių nenorime prisiminti, kuriuos slepiame. Jis prisiėmė ir pasakė, tai mano kaltė. Tačiau dar baisesnės kaltės už tas, kurias prisimename, tai kaltės, kurių net nematome. Mes tikėjome melu ir melas mums patiko. Mes galvojome, kad netikėti tiesa yra nieko tokio. Ir bedievystė mums neatrodė siaubingiausias dalykas. Mes ir dabar ne visada taip galvojame. Bet bedievystė yra pats siaubingiausias dalykas. Ir norisi, žinot, kada mes pradedam žiūrėti, kada mes pradedam galvoti apie tai, palauk. Tu, Jėzau, buvai teisiamas už kiekvieną mano kaltę. Norėtųsi pasakyti, gal nereikia knaisiotis. Mums norėtųsi taip visą tą kapšą paimti taip lengvai. Bet Kristus teisiamas už kiekvieną mūsų nusikaltimą. Mes nepakeliame savo kaltės ir gėdos. Jis prisiėmė mūsų visų. Jeigu kažkada tau iškyla mintis, štai tas. Ir žinot, yra kai kurie dalykai, kurie mums tokie nemalonūs mūsų praeitį. Jis pasiėmė tai. Jis sumokėjo už tai. Jis buvo ten ir prisiėmė Dievo rūstybę už tai. Ir nukryžiavimas, bausmė, nukryžiavimas, paniekinimas, išniekinimas, plakimas ir patyčiaus. Ir Kristaus nukryžiavime, kada žmonės tai darė, viskas atrodė teisėta. Tautos teismas nusprendė, imperatoriaus vietininkas patvirtino, kariai įvykdė. Jie nematė, kad daro kažką neteisėto, dalindamiesi jo rūbus. Buvo teisėta. Žinot, mūsų tautos praeitį galbūt tokias blankus palyginimas, panašiai kaip okupacijos metais, ateina, užima tavo namus, pasiema tavo turtą, o tave išveža kaip liaudės priešą ir jaučiasi vykdantis teisingumą. Tik tai Jėzaus atveju tai nepalyginamai baisiau. Ir tada pats baisiausias dalykas – mirtis, atskirimas nuo tėvo. Jėzaus šauksmas – Eli, Eli, lema sabachtani. Tai užrašyta aramėjų kalba. Ir mes, kai skaitome, mes galvojam, taip, ar kažkas užrašyta, mums išverčia, mano Dieve, kodėl mane palikai. Bet tai užrašyta ta kalba todėl, kad tai įsirėžė į amžius, tas šauksmas. Prisimtos žmonių, mūsų, nuodėmės atskyrė Jėzų nuo tėvo. Ir meilės ryšys, kurio mes net negalime įsivaizduoti, mes neturime tam tinkamų palyginimų.
nes visi mūsų meilės ryšiai yra nepalyginamai silpnesni. Jis buvo nutrauktas. Visos žmogiškos atsiskyrimo patirtis per silpnos, nors kažkiek tai parodyti. Būtent tikra Dievo rūstybė krito ant mūsų Viešpaties. Už mus. Ir nukryžiavimo gėdoje atsiveria Dievo šlovė. Ir po prisikėlimo kančios ženklai niekur nedingo. Prisikėlęs Jėzus ateina, mes norėtume, tikriausiai mes norėtume, kad tų žaizdų nebebūtų. Kad tų randų nebūtų. Bet tai mūsų Viešpats, kuris ir tai apreiškia, kaip sakiau, ne tik mūsų nuopuolio gylį, bet ir jo meilę mums. Ir mes skaitome Apreiškimo knygoje 5 skyriui 9 eilutę, kur ten ir jie giedojo naują giesmę skelbdami, vertas esi paimti knygą ir nuplėšti jos anspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Ir tai su prisikėlimu tai nėra užmirštama. Tik tai, kad tai pakyla į Dievo šlovę. Savo kančia ir mirtimi Jėzus pašlovino Dievą. Tobulas pasiaukojimas tėvui. Ir tada Izaijas dar prieš daugelį metų pranašiškai sako Dievo žodžius. Todėl aš duosiu jam dalį su didžiaisiais ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius. Ir esame pašaukti sekti Kristumi. Menka garbėje jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami Dievo akise, tai verta pagirimų. Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. Amen. Ačiū tau, Tėve. Ačiū tau už tavo nesuvokiamą meilę, tavo neišsemiamą gailestingumą. Tėve, tu esi šventas ir teisingas. Ir tu nuteisei mūsų nedorybę ir ištraukei mus iš tamsos valdžios. Ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią. Ačiū tau, Tėve. Amen.